Užeik, sakau, gerai. Gersi ką nors? Nepatogu, žinai, nepatogu. Paėk, čia nepatogu. Vėlėta! Vėlėta! 2 alaus! Nu, tai jeigu jau galima, tada ir man tada 2 alaus. Šitau! Vakar aš pas jumi žvakės nuo hemorojo pirkau. Prisimenat manį? Tai prisimenam ir kaip padėjo? Ne tik, kad nepadėjo, bet jos dar ir labai karčios, va. Palauk, nesupratau. Negi jūs jas valgėt? Tai ne, į šikną kišau. Na, tai tada tai jau jo. Čia gerai? Šitą žiūrėsi? Ai, šiandien man nesvarbu. Atsiliepk ir jeigu prašys mane, sakyk, vyro nėra namuose. Aha, gerai, gerai. Alio? Labas. Nu, žinok, gaila, bet vyras yra namuose. Aha, ate. Tu rimtai nesveika. Aš tau sakiau pasakyt, kad vyro nėra namuose, o tu ką pasakėjai? Bet tai čia ne tau skambinu. Ai, ne man. Rūkykite. Atleiskit, pareigūnė, bet aš nerūkau. Jūs nerūkote? Ne, nerūkau. Menininkas ir nerūkote? O žinote, kad štai šita paprasta cigaretė gali labai daug pasakyti apie žmogų. Pavyzdžiui, jeigu jūs rūkote, reiškia retkarčiais, kaip menininkas, susibėrėte kitiem žolelės. Parūkote žolelę, o tai jau yra narkomanija. Ir už tai mes galime jūs bausti. Viena cigaretė gali daug ką papasakoti apie žmogų. Na, žinot, pareigūnė, aš apie jūs taip pat galiu labai daug ką pasakyti. Ką jūs sakote? Jūs pastoviai čiulpėte savo rašiklį, o tai irgi labai daug ką reiškia. Ką jūs turite omeny? Aš niekada. Klausyk, bet tu ir vietą susitikimo radai, aplinkui va, žmonių šimtai, neaišku, kur policija slampinėja dar, jeigu kas, žinai, pagaus, užlups. Nu jau tik dėl mentų, tai tu ir nebijok. Nebijok. Kodėl nebijok? Juk visur pilna. Ne, čia jiems uždrausta įeiti. Čia uždrausta vaikščiot? Mentai? Taip. Iš ko čia tu nusprendži? Nu tai tu ženklų žiūrėk. Geras, tada žiūrėk. Kita partija atvažiuoja kitą šeštadienį. Ką žinau? Kaip jūs galvojate, ar šis žiedas patiks mano žmonai? Be abejo patiks, juk tai unikalus gaminys, rankų darbas. Supratau. Gerai, supakuokite tada. O čia kokia proga žmonai, gimtadienis gal? Ne gimtadienis. Aš tiesiog, kai būnu neištikimas, tai tada žmonai visą laiką dovanoju kokį nors papuošalą. O kaip dažnai buvote neištikimas? Pasitaiko. Gan dažnai. Žinot ką, tai gal jūs man tada iš karto dar ir tuos auskariukus. Gal jūs minutėlį galima būtų? Uai, atau. Jėzau, Petrai, ačiū Dievui, grįžai. Šitiek visko prisigalvojo, taip vėlai, telefonas išjungtas. Suprantu, kai tiek darbų, užsilikai po darbo, pamiršai pasikrauti, tai čia iki viskas aišku. Nusiko nuo tave šitaip alkoholį trenkia. Suprantu. Ir vėl direktorius gimtadienį.
likti nenorėjai, bet iš pagarbos kolegai pasirinkimą neturėjai. Žinom. O kas čia? Moteriškai kvepalai, ne mano. Nu, tai suprantim. Aš suprantu, Petreli, suprantu, kaip visada Bobas prisigėrė, kabinėjosi, šokti kvietė, trynėsi tave, tai prisigėrė tie rūbai. Klausyk, o čia pas tave lūpdažiai ant kaklo. Kur? Kitoj pusėj. Čia lūpdažiai. Na, žinai, negi tos pavos. Suprantu, Petrai, suprantu, lindo bučiuotis, su tų lūpas patraukė, svaktelėjo. Aš žinau visos jos tokios, kaip prisigėrė. Petrai, o kodėl pas tave moteriškos kelnaitės? Nu, Jolantėlė, tu pas mane esi tokia supratinga, tokia išmintinga būgera. Sugalvo ką nors pati. Dėl to, nes aš labai noriu miego. O, čia. Nu, čia sutė, jūs ką? Aš statau lašelinę. Gerai, tada aš... Du švirkštai ir fonendoskopas. Statau. Nu, tada aš statau laikrodį. Gerai, profesoriau. Prašom, dalinkit. Ai, užsmakšt. Nu, aš negaliu, nu šūdas, nu. Tai kuo man dar sulys po to varikliu, ar kuo man, nu kak man pasiekti. Šmakšt, sušnakšt, šūdas! Kas čia vyksta? Ну ёб шмак-шмак, ну negaliu atsukt vaštų, nu jei bohu mane kalibali, nu aš negaliu. Job šmak-šmakš? Nu, kaip tau negėda. Čiagi Nissan, čia yra Japonija. Čia yra tūkstantmečius tobulinta kultūra. Tai yra azijietiškas plonumas. Pasitrauk iš čia. Job šmak-šmakš, kaip tau negėda. Tai yra feng shui, cin ir jan. Job šmak-šmakš, čia kito prieimo reikia. Ni hao, konnichiwa. Zonjika. Os. Job šmak-šmakš. Nu, dėkui, nu. Sese.